Labas jau. Šiandien mes vėl kartu su Simona ir pasidalinsim tais aspektais, kurie mūsų manimų yra labai naudingi tiems, kurie jau dirba su žmonėm. Vedliam, coacheriam, psichologam, terapeutam, ar kažkas, kas iš tikrųjų praktikuojat, kas vedat klientus, dirbat su grupėm, palaikote erdvę vienokio ar kitokio aspektų ir kaip iš tikrųjų emocijų palydimo praktika, kaip instruktoriaus kurso turinys gali praturtinti jūsų įrankius arba padėti jums patiems būti tiesiog su daugiau meilės, daugiau atjautos, daugiau švelnumo, su tais žmonėm, kuriuos jūs vedat, su tais žmonėm, su kuriais jūs dirbat. Tai tokių yra dalykų, kurie nutinka, kaip žmonės reaguoja, kaip mato ir vienas iš tokių gan standartinių frazių iš klientų pusės, kuri nuskamba, tai sako, tau turėtų būti labai sunku. Tau turėtų būti labai sunku, tu tiek daug čia išklausėjai, išgirdai ir kartais atrodo, žmogus atėjo tos paramos, palaikymo, pagalbos, nes jis išgyveno labai sunku gyvenimo etapą ir tada pabaigoje jis vos netoks kaltas jaučiasi, kad jis čia per daug, verkė, jautė ar ten kažko patyrė ir čia tau turbūt labai bus sunku, nes aš tau čia tiek visko blogo pripasakau. Ir aš matydavau žmonės, kurie ir dalindavosi su manim ir tie, kurie dirba su žmonėm, kartais tikrai sakydavo, sako, aš pavargstu, padarau ten kelius susitikimus ir panašiai, bet paskui man reikia poilsio, tokio atsigauti ir taip toliau. Ir tas patyrimas mano buvo kažkada pačioj pradžioje irgi panašus. Kai aš labai stengdavausi kažkaip kontroliuoti tą procesą ir norėdavau, kad žmogus viską kažkaip idealiai suprastų ir taip toliau, tai aš tiesiog per daug spausdavau save ir visą situaciją ir tada tikrai pavargdavau. Bet būtent, kai aš tą pamačiau savyje, kad čia kažkaip ne taip, kodėl aš jaučiuosi išsekęs, tai reiškia, kad aš ne kažkur su jausmais nesusitariu. Taip labai stengiuosi kažkur, labai noriu gerai padaryti, teisingai padaryti, pravesti klientą, teisingai įtikinti jo. Jo, ir ta visa pastanga, jinai labai daug energijos kainuodavo. Tai aš matau, kaip žmonės, kurie praeina tos kursus ir kaip jie daugelis labai taip iš tikrųjų su tokio atsipalaidavimo tai daro, nes tapo labai aišku per visus tos metus, kaip palaikyti ne tik tais erdvę klientui, bet kaip ir pačiam būti su tuo taip. Kad tai palaikytų tavo energiją, kad manęs, kai sakydavo, savo, kaip tu gali, ten 4 sesijas vesdavau per dieną, kartais ten 8 valandas, 9 valandas, 10 valandas. Taip, būtent jo, nes mūsų sesijos ne po 50 minučių. Po 2 valandas dažnai sesijos būdavo. Aš tikrai ir 12 valandų ir daugiau. Ir nesakau, kad tai buvo labai tuo metu subalansuota. Manau, kad per daug darydavau ir dėl to taip nebedarau. Bet tuo pačiu būdavo tas jausmas dažnai, kad vakare po visų tų susitikimų, po 8 ar 10 valandų buvimo su žmonėm, aš jaučiu daugiau energijos ir daugiau entuziazmo negu ryte atsikėlęs. Nes atsirado įprotis toksai, kad ne tik tais padėti kitiem atsiverti, bet ir pačiam būti visą laiką tame atvirume. Ir tai buvo grynai per tokį praktinį patyrimą, bet ir per suvokimą, kad tai padeda man, palaikyti tą energiją ir toksai, kaip visą laiką dirbant su žmogum, būti tokioje meditacijoje savotiškai, tokia bendravimo meditacija, Jo, bet atvirume jausmam. Atvirume jausti. Ir čia tai, ką dabar Rytis dalinasi, kaip yra svarbu tam vedliui irgi, nors ir dedamas yra akcentas, kad visą laiką stebėti, ką tu jauti, kad nebūtų projekcijų klientai ir panašiai, bet mes norim kviesti nenusisukti nuo jausti, o jausti, pavyzdžiui, jeigu aš jaučiu įtampą ir noriu įtikinti klientą, nes pavargau, nes norėjau labai teisingai nuvesti kažkokį tai rezultatą ir man tarsi nepavyko, kad nebūtų taip, kad dabar pasėdėsiu ir pagalvosiu, kaip kitą kartą teisingiau vesti. Ir vėlgi lieku tada galvoj, o nenueinu
kur mes dedam akcentą į tą pažeidžiamumą savo, tai, ko aš labiausiai bijau jausti. Ten galbūt gėdą, galbūt kaltę, galbūt susimovimą ir kažkur save tokį atstumiu, bejaučiant tuos jausmus. Ir tada lieka, kad jeigu aš kaip vedlys bijau nueiti į tą pažeidžiamumą, o vis noriu įtikinti, patikti, labai gerai pravesti sesiją, tai jeigu klientas ateina su klausimu kažkokiu tai ir mes įvedam į problemos sprendimą, kas yra labai gerai vesti į tą problemos sprendimą. Bet jeigu mes nepasižiūrėsim, ko, pavyzdžiui, klientas bijo patirti. Vat jeigu aš noriu uždirbti daugiau pinigų, viskas yra gerai, planą pasirašyti, ar ne? Viskas labai gerai, labai faina. Bet jeigu aš nepamatysiu, pavyzdžiui, nepaklausiu, nes labai skirtingai bus, koks ten jausmas yra po to, jeigu aš to rezultato, pavyzdžiui, nepasieksiu. Ir yra žmonių, kuriems tai bus katastrofa, jeigu to rezultato nepasieks. Realiai katastrofa. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu aš bijau susimauti, bijau to jausmo, tai aš tada turėsiu labai gerą planą paruošti ir labai teisingai išgludinti viską, pasiruošti visiems įmanomams variantams, kad nejausti. Tai mes norim vedlių ir terapeutų tą visą metodą pagilinti, sujausti. Nes šiaip jausti, kiek man teko studijuoti, vis tiek yra tarsi grąžinti čia ir dabar, padėti klientui išbūti su jausmais, visi šitie dalykai yra. Žodžiais jie yra įvardinami. Bet praktiškai net neužduodi tokio klausimo, o ką tau reikštų nepasiekti, pavyzdžiui, šito tikslo ir ten nueiti ir išbūti. Atrodytų, o kam tai projektuoti, o koks skirtumas? Bet esmė, kad aš visą tada laiką jausiu didžiulę įtampą siekiant to tikslo ir aš niekada nebūsiu laisva. Niekada. Nes laisvė iš tikrųjų yra, kai aš nebebijau patirti nei susimovimo, nei to laimėjimo, nei ten save pririšu, nei ten, o ten vis tiek bus jausti. Taip. Ir aš atsimenu, kai aš mokiausi coachingo, žinai, tai buvo viena iš tokių deklaruojamų taisyklių, kad iš esmės trauma ir jausmai išeina už coachingo kompetencijų, žinai, ir tiesiog sakyt, į tai nežiūrim, žinai, per tą laiką ir coachingo mokytojai, mokymai, tos atšakos irgi keitėsi, nes aš tiesiog matau, kai, žinai, žmonės, kad jie gauna kažkokius kitokius truputį pagrindus, negu aš girdėjau ten prieš 15 metų, bet iš esmės ta vieta ir yra, kad jausmai yra neatsiejama dalis viso mūsų gyvenimo ir jeigu į tai tarsi neatkreipiam dėmesio, tai atrodo tam tikrose vietose liktais efektyviau, nes daugelis žmonių sako, tu čia nekreip dėmesio, taigi, žinai, čia bišk pabus ir praeis, žinai, tu čia nepergyvenk. Toks liktais, jeigu ignoruosiu tos jausmus, tai bus efektyviau ir geriau. Ir tam tikrose akimirkose žmogus, ten, žinai, per daug pasinėręs į tos jausmus, per daug susitapatinęs ir paskendęs, taip jis yra absoliučiai neefektyvus, neproduktyvus ir elgiasi neadekvačiai situacijai. Taip. Tačiau jeigu tai tampa tokia kaip nuolatinė strategija, tai tada tai labiau trukdo negu padeda. Nes prarandam ryšį su tuo, kas realiai vyksta, su tuo, kas vyksta mūsų kūne, su savo irgi galim nebepastebėti kūno signalų ir panašių dalykų ir tiesiog nebeveikia. Ir tas toksai kad žmogus ne tik tais būtų protingas, suvokęs, turintis gerą planą ir taip toliau, kad jisai išmoktų jausti ir būti taikoj su savo jausmais. Ir dėl to aš dažnai vartoju tą frazę ir mes esam tai ir parašę prie instruktorių kurso aprašymų, kad mokytis jausti iš naujo. Ir ką tai reiškia toj vietoj, tai yra pirmiausiai suvokti, kad didelė dalis to, ką mes įprastai gyvenime vadinam jausti, jaučiu pyktį, jaučiu baimę, jaučiu liūdesį, realiai yra koks 80% pasipriešinimo. Maždaug, kaip sakyt, nenoriu, kovoju
Ir va ta visa įtampa, tas sunkumas ir taip toliau, mūsų protas sako, nu tai va taip reiškia jausti. Ir toli nereikia ten keliauti, mes su Jurga labai turėjom daug tokių situacijų, kur man sakydavo, tai jaučiu, nu tai ko tu iš manęs nori? O aš jaučiu, kaip jį kovoja su tuo ir sakau, žinai, gali leisti savo jausti. Ir tokia, nu tai jaučiu, nu. Taigi įtampą jaučiu, žinai, maždaug, taigi, vat, nu, kažkaip ten bandau atlaikyti, nu, tai va taip. Tai tiesiog per patyrimą, praktinį patyrimą, kas nustebina žmonės, kas būna visiškai nauja patirtis, kad, turbūt pats ryškiausias toksai, tas socialiai nepriimtinas dalykas, tai yra pykčio visas jautimas ir ant kiek daug yra baimės patirti patį pyktį. Tiesiog, nes iš karto eina projekcijos. Jeigu leisiu savo jausti pyktį, tai aš ant visų rėksiu, mušios ten, žinai, darysiu, būsiu agresyvus iš esmės. Jeigu jausiu, nes iš karto tipo, tai jeigu jausiu, tai ir darysiu. Ir va tos sąsajos tokios palaiko nuolatinę baimę ir nuolatinį nerimą ir tokį slopinimą tų jausmų. Ir labai daug energijos kainuoja, labai daug jėgų kainuoja tiek tiem, kurie veda, tiek tiem klientam, kurie ateina. Ir per kursus, per gyvus renginius pastoja tas atkartojasi, kad su žmogum būnam ir maždaug, nu tai ką dabar jauti, žinai, gerai, jaučiu pyktį, o tai gali leisti savo visiškai pykti, žinai, aš toks, negalima, nors sėdim tai kur nors Zoom'e, sėdim tai. Ir vis dar atrodo, kad dabar jeigu leisiu, tai realiai tą darysiu, o ką tu sakai, nes jeigu sutiksiu, labai didelis. Ir tada tokia didelė baimė yra, ir vat mes tą mišinį baimės ir slopinimo, kartu su taip, sukylančiu pykčiu, sukylančiu jausmu, dauguma ir sako, va čia yra jausti. Ir tada, kai pradedam nuimti tą baimę, kai pradedam per patyrimą matyti, kad nieko nevyksta, kyla daug jausmų, bet dangus negriūna, žaibas netrenkia, žemė neprasivėrė, nieks netėjo tavęs primušt, nuskriausti ir taip toliau, ir tu nepuoliai nieko mušt, tu tiesiog sėdi ir išgyveni tai, nutinka visiškai naujos patirtis, kur pasikeičia žmogaus suvokimas, ką reiškia jausti pyktį. Ką reiškia jausti baimę, jo vidinis patyrimas keičiasi, ne kažkoks teorinis žinojimas, nes iš to, ką aš dabar papasakau, teoriškai galima palinksėti galvą, bet jeigu niekada nenuėjai ten, kur tau protas sako, tipo, ne, tik ne tai, ir nepamatai, kad nieko tokio, tai ir liks tada toks teorinis žinojimas. Tai va tas praktinis patyrimas tų dalykų, jis atveda prie to, kad iš naujo tarsi perdėliojam, ką reiškia jausti skirtingus jausmus. Ir tai keičia labai stipriai visas situacijas, nes tada atsiranda jau ne tik tais, jeigu, pavyzdžiui, jausiu pyktį, tai būtinai su ką nors primušt, o tada supranti, kad, tai pala, tai tu nori pasakyti, kad jeigu aš jaučiu, tai man nieko daryti nereikia. Ir žinot, kur juokingiausiai tai, išsireiškia, kur iš tikrųjų belia kiek žmonių bijo, bet net neįtaria to su meile. Kad, nes maždaug neleidžiam savo mylėti žmonių, nes reiks kažką daryti. Sakau, tai gerai, tai jeigu tu leisi savo mylėti visus vyrus, tai reiškia su visais turėsi permiegoti ir gyventi kartu ir panašiai, nesąmonė. Tai tada negalima mylėti, nes prote visas tas, jeigu pyksiu darysiu, jeigu mylėsiu darysiu, kad jeigu jausiu, tai neturėsiu pasirinkimo. Tai tarsi būsiu priverstas daryti. Ir visa tai ir išsiardo, ir keičiasi, ir transformuojasi. Ir tai visiškai išlaisvina žmogaus suvokimą, kad jis gali būti intensyviose situacijose, tiek sesijų metu, tiek savo gyvenimo situacijose ir kitaip reaguoti į tai, kas vyksta. Ir tai yra tik tais per tą praktinį tokį pabuvimą ir tuo pačiu iš to vedančiojo pusės per sukūrimą tos erdvės, kurioje būtų galima mesti tokį iššūkį ar uždėti klaustuką ant to, ar tikrai yra taip, kaip man atrodo. Ar tikrai, jeigu aš dabar čia leisiu savo tai jausti, nutiks tie dalykai, kuriais save gąsdinu, dėl kurių
save riboju ir suspaudžiu. Iš esmės, žinai, kaip man dabar atėjo toks paveiksliukas, ar ten kitos terapijos, ar tas pats coachingas, nes taip pat esu baigus, visur vis tik yra sudėdamoji dalis jausmų, čia ir dabar viskas ten labai teisingai to yra, bet kai esu palietus, ką reiškia iš tikrųjų įsileisti jausti, tai man kartais atrodo, kad tos vietos yra prabėgamos, nes tikslas yra kitas tose programuose. Čia yra antiek viskas, taip ir turi būti, tarsi netikslas yra kitas. Tai aš galvoju, kad mūsų tas emocijų paleidimas, ką mes išplečiam, tik yra sudėdamoji dalis, taip jeigu struktūriškai žiūrėti, bet kokią tai programą, ten yra visur kažkur jausti, grįžti čia ir dabar, įsileisti jausti, tai mes šitą dalį labai stipriai išplečiam. Išplečiam ir išardom būtent tuos konstruktus, kur jeigu jausiu, kažką darysiu, kad jeigu jausiu, realiai jeigu sutiksiu pralaimėti, pripažinsiu pralaimėjimą, pripažinsiu, kad nepavyko, ne? Taigi rimtaigi sėdi priešai žmogus, sakau, o dabar pripažink, bet čia yra, kad įsileisti tą tarsi energiją, kur nuo ko norisi labai bėgti. Ir sėdi ant kėdės, niekas neįvyko ir baisu pripažinti. Taip. Nes tai prote atrodo tragedija. Tai koks susimaišymas turi būti, aš sakau paveiksliukas, ne, pralaimėti, paveiksliukas laimėti, nei tai nėra tikra, bet aš spaudžiu ir bijau patirti. Tai aš tada einu ir sapnuoju gyvenime ir fantazuoju, kad tai yra tai, ką baisu yra patirti ir aš turiu išvengti. Žodžiu, bėgu nuo neaišku ko, net nėra ten nuo ko labai bėgti, bet labai bėgu nuo klaidos, nes jis ten bus labai labai stiprus jausmai, o čia yra tiesiog papasakota istorija. Čia kai subliūkšta čia ir dabar ir maždaug tai viskas ir nieko daryti daugiau nereikia, kūne ramu ir vis tiek darai tada geriausius pasirinkimus, sprendimus, kad to tikslo pasiekti. Va čia tada veikia šitie dalykai. Ir tai išlaisvina visame kame. Išlaisvina, atsipalaidavimo yra daugiau siekti tikslų, nes galigi nepavykti ir gali būti ne taip, kaip nori. Bet jeigu aš jaučiu įtampą, kur negaliu suklysti, nes ten reikės jausti tuos jausmus, tai tada įtampa, ten ir atsiranda vengimas, prokrastinacija, nenoriu daryti dalykų, kai yra stiprus kalties jausmas. Ir mes, jeigu tada sėdim ir ieškom tik tai su žmogum problemų, prokrastinacija gerai, pabandykim tada tą padaryti, vis tiek pabandykim tą padaryti, iš tikrųjų ten yra žiauriai bijau jausti, nes vis dar savo neatleidžiu už tai kažkokią padarytą kaltę ir įtikėjau ir save sutapatinau su istorija, kad man nesigaus, aš nevykėlis ir ten gali dėlioti planus kiek tik nori, žmogus išeina, jo viskas aišku. Nes aš esu bandžiusi visokių sesijų, jos ranti viskas. Aš esu su viena klientė susitaręs labai paprastą dalyką, kuris užtruktų 15 minučių, sakau, dabar mes baigiam šnekėt ir tu padarysi šitą dalyką. Jo, padarysiu. Po 2 savaičių susitinkam, sakau, padarai tą dalyką, nepadariau. Taip, nes ne ta esmė. Taip, ir tada jau mes žiūrėjom, nes mes, žinai, iš tikrųjų situacija tai buvo tuo pačiu juokinga, nes jinai, jai atrodė, kad vis tiek esmė yra, kad ji turi prisiversti ir, žinai, ir aš jai sakiau, tai niekur tavęs nenuves, sakau, žinai, ta prievarta tiesiog galų gale vis tiek išvirs į atstumimą ir atidėliojimą, dainam švelniau kažkaip, žinai, neprotingai, o švelniau, bet tai aš tada nieko nedarysiu, Gerai, sakau, žiūrėk, nori, ir jinai tokia, man reikia plano, man reikia čia aiškumo, žinai, nori plano, sakau, žiūrėk, tą vieną dalyką gali padaryti, tau planas. Dabar baigiam ir padarai. Ir po 2 savaičių, kai paaiškėjo, kad nepadarė to vieno dalyko, tada sakau, žiūrėk, tai matai, planas ne prie ko, žinai, kad kaip tik tarsi išardyti tą įspūdį, kurį jinai atsinešė, žinai, kad pamatytų, kad kažkaip iš tikrųjų ji pati kitaip veikia, negu jai atrodo. Ji teigia savo, kad problema yra ta, kad mažai spaudžia. Ir daugelis žmonių, kuriem pasidaro sunku, jie ateina su tuo tokiu dalykų, kad reikia dabar kažkaip surasti būdą save priversti tai padaryti ir nebegaliu. Ir aš atsimenu, kaip tu man prieš metus ar kiek ten kažkur taip, žinai, žiūrėk, bet tau čia dar atrodo, kad, reikia tave privers daryti. Ir man atrodo, jo, geras, rimtai, čia taip atrodo. Tai tokios detalės, kurios yra visos apie jausmą, ne apie logiką, ne apie supratimą, ne apie strategiją ir planą, o apie tai, kad atsimušiu į jausmą,
kuris mane taip gazdina, kad aš nebenoriu eiti į priekį. Ir kas yra irgi labai taip, įdomu ir juokinga, kad iš tikrųjų mūsų klientai ir mes patys visada žinom, kur tie jausmai yra. Ir mes šiandien turėjom sesiją su klientė prieš valandas trupučiu ir vienu momentu mes kalbėjom apie baimės ir nesaugumą ir žinai, mes šnekam apie vieną sritį ir jis sako, jo, šitoj srity čia normaliai, bet va ten, žinai, ir pradeda pasakoti. Ir matosi, kaip jinai pasineria, kaip atsidarė archyvas ir jinai išsitraukė tos visus paikslėlius, kurie ją gąsdina. Ir aš jai sakau, žiūrėk, ar matai, tu tiksliai žinojai, kuriam stalčiuke pas tave tas skausmas yra. Tiksliai. Ir ką tai duoda? Tai reiškia, kadangi mes iš tikrųjų žinom, net ir nesąmoningai, bet žinom, kur nežiūrėt, apie ką negalvot, kur aš nenoriu eiti, su kuo nenoriu susitikti, kokių situacijų aš nenoriu patirti, mes turim tą stalčiuką, kuriame žinom, kad padėtas skausmas. Tai tada visą laiką, ta energija, apie kurią tu šnekėjai prieš tai, visą laiką nesąmoningai eisiu aplinkui. Ir bandysiu išvengti. Noriu to ar nenoriu, bet kadangi žinau, kad čia yra skausmas, tai jeigu ta kelionė reikštų paliesti tą skausmą, tai aš tada neisiu tuo keliu. Aš nenoriu to prisiminti, to daryti ir panašiai. O asociacijų turim belekiek gyvenime. Ir tas gebėjimas tada išbūti, tai integruoti ir transformuoti ir dar švelniai. Ne dėl to, kad tu tiesiog susijimk, žinai. Tai taip, bus nepatogu, bet tu bišt save paprievartausi 12 metų ir 13 metais bus gerai. Ką? Kur problema? Tas visas dalykas, jisai labai skauda, nes tie, kurie bando, prieina tokią vietą, kur tada įvyksta irgi didžiulis nusivylimas, kai sako, bet aš seniau galėdavau. Aš seniau save ten sumotyvuodavau, aš seniau prisiversdavau, dabar aš nebegaliu. Taip sakau, nes nebegali savęs tiek išgąsdinti, kaip seniau, kad patikėtum, kad bus tikrai blogai. Nes jau žinai, kad nebebus, kad tu tiesiog ten kažką praleisi, kažkur ten, žinai, nedadarysi ir nieko nenutiks. Bus nepatogu, bus gėda, bus kalta, bet jeigu tu jau pripratai jaus tą gėdą ar kaltę, tai toks maždaug, tai ką, nieko naujo. Ir tose vietose tie įrankiai, tas suvokimas, tas švelnumas su jausmais, švelnumas su savim, ne per spaudimą, ne per dar daugiau to tokio, tu tiesiog suprask ir prisiversk, o per apkabinimą, per santykį kitokį su visko, ką patiriam. Jis išlaisvina be galo daug energijos ir keičia, kaip klientai elgiasi ir kaip mes patys irgi ateinam į tas situacijas. Tada daugiau procese yra pasimėgavimo ir smagumo, negu kad aš atėjau su problema, kurią noriu išspręsti, susitvarkyti santykius ir tada tikrai būsiu laiminga, susirasti ten darbą ar uždirbti daugiau pinigų, ar kažkokią kitą konkrečią situaciją, daugiau pasitikėjimo ir panašiai. Bet iš tikrųjų kaip čia, toje kelionėje atsiranda lengvumo. Kelionėje, mėgautis kiekvieną dieną, o ne uždėti tą savo laimę ant kai tai turėsiu. O būtent tikroji laisvė yra, ar aš galiu gerai jaustis, net jeigu to niekada neturėsiu. Net jeigu taip niekada vietos jaustis ne visai gerai. Jo, ir tiek yra jaustis, taip, tai ką jaučiu, tiesiog iš viso nuimti etiketės, kaip gerai, blogai jausti. Taip, išmokti tą patirti, bet čia labai labai daug akcentų. Mano mokytoja kažkada sakė tokią, žinai, frazę ir jinai skambėjo labai filosofiškai, labai poetiškai tuo metu ir kažkuri dalis suprato tą. Jinai sako, žinai, vieną dieną supratau, kad pasikeitė viskas ir nieks nepasikeitė. Aš taip, skamba labai protingai, žinai. Ir ką tai reiškia maždaug. Ir po kelių metų man buvo tokia akimirka, vedant stovyklą, kai aš ėjau ir jai kaip tik žinutę įrašinėjau ir staiga suvokiu, kad ant tiek yra tai, kad jaučiu kažkokią dalį diskomforto ir ta laisvė, tas toksai lengvumas tame, kad tai tiesiog yra tas patyrimas ir jisai vyksta,
mane priblaškė ir aš atsimenu, taip jai tą žinutę įrašinėjau ir sakau, dabar, žinai, suprantu. Ir nieks nepasikeitė, kaip kūne vyko dalykai, taip vyko, bet pasikeitė viskas, nes santykis keičiasi. Ir aš visą laiką šneku žmonėm apie santykį ir dėl to visos praktikos, įrankiai, įvairiausi dalykai, kuriuos mes mokomės, jeigu vis tiek ateinam su tuo tokiu giliu paslėptu arba ne visai noru atsikratyti dalykų, jie visi anksčiau ir vėliau atrodo, kad nebeveikia. Nes nebeveikia tame per tą prizmę, kad ir tai man nepadėjo nejausti to, kas man nepatinka ir jaustis visada gerai. Ir kaip tik viena moteris buvo susipažinimo skambutė, į kurį irgi, jeigu jums kyla papildomų klausimų, galite užsiregistruoti, šitą video aprašymuose rasit. Ir jinai taip pat atėjo ir sako, aš jau čia ir tą bandžiau, ir tą žinau, ir tą darau, ir čia labai man įdomu, žinai, bet aš turiu tokį kaip dalyką, kad aš dažnai pabėgu ten iš visokių kursų, žinai. Taip sakau, nes ateina nusivylimas, nes nepadėjo, žinai, ir vėl šūdas, žinai, ir vėl jaučiu krūvą jausmų ir taip toliau ir nepadėjo. Sako, žinai. Tai sakau, nepadės, šitas kursas tau irgi nepadės, žinai, jis tavęs neišgelbės. Taip žiūri, manęs. Nuo jausti, sakau, nuo jausmų neišgelbės, garantuoju, jausmai nutiks, garantuoju. Ir aš tą visiems, kliento pastoviai perteikiu, žinai, kad nuo jausmų nepabėgsi, jie nutiks, klausimas yra, koks tavo santykis, kaip tu juos reaguosi ir ką tu darysi, kai jie nutiks ir kai tu atsipeikėsi, kai tu pastebėsi, kad aš jau kažkur noriu bėgti, slėptis ir panašiai, ką tada darysi, šita dalis yra tai, ką nukreipti visi įrankiai. Kad tu, kai atsipeikiai ir kažkaip pastebi, kad kažkas vyksta, turėtum ką daryti, žinotum ką daryti. O visiems vedliam tai yra tiesiog papildomi įrankiai konkrečiai, ką daryti, kaip dirbti su tam tikrais jausmais. Ir tie, kas dirba su grupėm irgi, aš dabar neatsimenu, kas tiksliai mums taip sakė. Pasakiau, kad neatsimenu, pradėjau vaizdai ateiti, atsimenu. Mes mokėmės tiesiog įvairių žaidimų ir panašiai pasipindauga vidugirį. Nes jisai tokius, tuo metu organizavo tokius mokymus, kur tokiem irgi vedliam, visokiem, žinai, grupių, kas dirba su grupėmis, įvairių dalykų. Ir atsimenu, jisai sako, pavyzdžiui, galim tokį žaidimą pažaisti, bet žinokit, gali nutikti krūva jausmų. Ir klausimas, ar esat pasiruošę tam, žinai, jeigu išmuš saugiklius kažkam, tai ar žinot, ką daryti. Jeigu nežinot, tai davai nedarykit to. Tiesiog suvokit savo kažkokius gebėjimus, žinias, ir tą erdvę, kiek jums yra okei ir kiek jūs galit būti, žinai, su tuo. Ir man tas tada toksai buvo irgi, matymas, kadangi buvo labai įvairių žmonių, kiti kažkokiais kitais dalykais užsiema. Ir suprantu, kad, pavyzdžiui, tai, ką jisai pasakė, kaip tokį maždaug, nutiks, verkt kažkas pradės ten, žinai, dar kažkas nutiks, pykt kažkaip labai pradės ten, bus nepatenkinti, čia nesąmonė, šitas žaidimas, čia mums taisyklių nepaaiškinat, mes čia pralaimėjom, žinai, lala. Taip. Ir aš tada pamenu, man tai okei, aš pripratęs, žinai, kad bus krūva jausmų ir mes juos išgyvensim ir mes jais pereisim, bet yra tikrai daug situacijų, kuriuose žmonės bijo. Jie bijo, kad kažkas nutiks. O jeigu kažkas įvyks, o jeigu kažkam bus per stipri reakcija, žinai, ką aš su to darysiu. Ir tada patys tie, kurie veda, biški būna susispaudę. Ir tokį, žinai, tu supranti, kad maždaug rizikuoju dabar. Maždaug gerai, jeigu viskas bus gerai. Tai kad tiesiog atsirastų ir tos erdvės, ir tos laisvės, nes tu irgi žinai, kad bus jausmai, aš žinau, ką su jais daryti, aš žinau, kaip padėti klientui. Ir esu matęs, kaip per kvėpavimo irgi sesijas, kaip moterį ištiko panika. Ir, žinai, aš tiesiog buvau stebėjau tą procesą, kaip sakyt, kaip kažkas kitas vedė, kaip paskui ten kalbėjosi ir kaip aiškinasi, žinai. Ir mano nuomonė visai kitokia, taip.
bet tai buvo, nu, ne mano procesas ir ne mano vieta, bet aš suprantu, kad yra daug dalykų, kurie dirbant ir liečiant tam tikrus aspektus, kartais tai yra ir sėkmės aspektai, ir jausmų aspektai, kurie tiesiog nutinka. Ir jeigu tu žinai, kaip palaikyti tą erdvę, kaip įnešti tenais tą meilę, ramybę ir tokį, kad jausmai yra okei, ir tai, kas su tavim dabar vyksta, yra okei. Tai labai, labai atsipalaiduoja. Ir dar viena dalis, kuri dabar ateina, tai yra kaip čia pasakyti, toksai, kai vyksta konfliktas proceso metu, kai vyksta konfliktas su klientu, kai vyksta konfliktas grupėje arba viešai, kai kažkas irgi prieštarauja, puola, ginčijasi ir taip toliau. Ir yra buvę nemažai tokių situacijų. Ir vėl visi tie dalykai jie labai, labai žemina. Ir labai leidžia su didelė tokia atjauta ir švelnumu susitikti su tom situacijom tiek pačiam, tiek ir tada tas klientas, kuris tarsi dabar patiria tą kažkokį didžiulį nepasitenkinimą irgi visai kitaip tai ateina. Tai visapusiškai prisideda įrankiai, gebėjimai, pats vedlio patyrimas, ta ramybė, kuri atsiranda, kai aš nebebijau savo pykčio, tada aš nebijau kito pykčio ir panašiai, nes aš žinau, kad ir iš mūsų esamų instruktorių kažkada moteris dalinasi, kad, aš tai, žinai, ten gal vyrus bijau vest, žinai, kodėl? Jau. Nes praeities patirtis kažkokia tais ir panašus dalykai. O paskui po kurio laiko, vedžiau ten, žinai, vyrui sesiu, eik, tu visai kitai buvo, negu aš įsivaizduoju, čia labai fainai viskas, toksai, tiesiog plečiasi viskas. Tai išplėsti įrankius, išplėsti galimybės, išplėsti sustiprint tą šviesą, kurią nešat, kad atsirastų dar daugiau žinių. Lengvumo. Ir lengvumo. Dar daugiau lengvumo. Ir kad net taip rimtai darytumėt viską. Tai. Nes aš per seminarus dažnai juokiuosi, nes grupė susirenka ir tie, ypač nauji žmonės, jie dažnai tokie, baisiai rimtai atėjo mokytis. Sakau, hebra, jeigu rimtai mes tai darysim, tai čia labai ilgai užtruks. Davai lengviau, paprasčiau. Bet tas lengvumas ir yra ne iš to, kad viskas čia nesvarbu. O kai lengvumas atsiranda tikras, nesuvaidintas lengvumas, yra iš to, kad nebebaisu jausti. Tai. Ir tada žinau, kad situacija, į kurią pakliūsiu, bus tiesiog jausmai. O kas jausmais daryti, žinau. Dar tiksliau, ne tik, kad nebebijau jausti, neatstumiu savęs jaučiančio. Nei tai, jautraus, ir tai. Pažeidžiama. Jo, būtent. Pikto, ir liūdno. Taip, dėl to tas jausti, labai išsiplečia, ką tai reiškia jausti. Tai yra ir Rytis dažnai ir sako santykis su jausmais. Tai mes ir einam į tą kitą ryšį ir iš tikrųjų pasikeičia visiškai gyvenimo kokybė. Ir jeigu kartais jaučiatės išgręžti ir pervargę, tai irgi bus į tą pusę viskas apie kažkokius jausmus, su kuriais mes kovojam. Ir visaip yra buvo. Aš atsimenu stovyklas, kai pradėjau vest, dar jos vykdavo Žuvyčiuose. Ir po kažkurios dalies į vakarą jaučiu, kad kažkaip visiškai jau toks, žinai, kažkas ne taip. Ir suprantu, vyksta manyje procesas. Žinai, aš čia į kitus susitelkiau, o kas manyje vyksta praleido, žinai. Ir atsisėdau ant laiptų ir ten kažką dar plepa hebra aplinkui, žinai, ir mes gal 4 ar 5 žmonės, tai buvo tokia grupelė. Ir aš ant laiptų sėdžiu ir taip jaučiu visiškas nuovargis. Ir gerai, ir pasiduodu, žinai. Ir dabar, sukritau toksai, žinai, sėdžiu ir taip pradėjau jausti, ir taip jaučiu, kažkas atsidarė ir taip. Ir taip, vėl šypsena, džiaugsmas, energija, žinai, viskas praėjo. Ir viena mergina tokiam akim stovi, žiūri į mane. Sako, čia sakau, kas?
Nu, tu taip, žinai, iš tokio taip, ir perėjai tiesiog. Ir ne dėl to, kad kažką ypatingo darai, o tiesiog dėl to, kad yra atvirumo, yra erdvės būti. Nes mes irgi ką primenu ir visada mokau, kad kai dirbam su žmonėm, kad patys liktume atviri visą laiką. Kad patys jaustume, kad ne tik tais kitam padėtume, nes kartais matydavau, kaip, maždaug toks, žinai, kaip nert po vandeniu, žinai, žmogus taip, einu vest, žinai, ir paskui išnėriau. Reiškia, save kažkur laikiau. Tai aišku, tai yra dažniau, kai žmogus pradeda kažką praktikuoti, kai jis pradeda daryti, žinai, jam daug nerimo, daug viso to, žinai, ar gerai bus ir panašiai. Paskui laikui bėgant atsipalaiduoja, nes atsiranda įgūdžiai, atsiranda pasitikėjimas tais įgūdžiais ir jau tie, kurie tai daro kurį laiką, jau, okei, aš žinau, ką aš darau, aš žinau, ką aš moku, aš žinau, ko aš nemoku. Tai nebėra to, bet pradžioj labai būna toksai įsitempimas dėl pačio darimo. Tai visa ta energija, kuri dabar kažkur spaudžiasi, jinai išsilaisvins ir bus daugiau erdvės. Ir dėl to tas ir to kurso pavadinimas, nuo pat pradžių, kai jis atėjo kažkada prieš 5 metus, aš atsimenu, taip pamačiau ir taip. Palaikau su meile. Būtent, palaikau su meile. Ir ta erdvė ir yra apie tai, ir kad tai praturtintų jūsų erdvę ir praturtintų jūsų gebėjimus, įrankius. Tai dėl to, jeigu jūs dirbat su žmonėm, dirbat su grupėm, vedat asmeniškai ar kaip nors kitaip, tai gali jums labai labai praplėsti tai, ką jūs darot, papildyti, pagilinti ir sujungti ypač tas tokius kai kurios teorinius dalykus ir dvasinius ir praktinius su jausmais, su tuo, kas iš tikrųjų vyksta, su realybė čia ir dabar, ne tik tai su to, kaip turėtų būti, kaip būtų tinkama, kaip čia viskas turėtų vykti, tiesiog kaip yra, kur esam ir ką darom toliau. Tai jeigu jums tai įdomu, smalsu ir traukia, prisijunkit prie mūsų nuo sausio 15 dienos. Turėsim 8 mėnesių kelionę, per kurią bus daug praktikos, gausit žinių ir turėsit daug erdvės visą tai patirti, kad įsikūnytų tai, kad tai būtų išgyventa ir integruotas į tai, ką jūs darot, taip kaip jums tai integruosis. O jeigu kyla dar klausimų ir norit kažką pasitikslinti, tai registruokitės pažinimo skambučiu ir atsakysiu visus klausimus. Taip. Geros dienos. Ačiū Simona. Ačiū. Ir iki visiems. Iki.